nepataikė lemiamų metimų, kurie galėjo išplėšti pratęsimą. Gražulis. Dviguba gynyba prieš jį, gera Arno Butkevičiaus pagalba ir Žalgiris apsigina. Ir Arnas Butkevičius ten puikiai aktyvios rankos jau pirmoje atakoje apsaugoja Žalgirį nuo 2 taškų. Giedraitis, kamuolys nukeliaujos. Taip pat, kaip ir kalbėjome, prie Duško gaunantis daugiau pasitikėjimo, nepatogiai sugauna kamuolį Butkevičius, tęsiasi Žalgirio ataka, Laurynas Birutis išsikrauti. Puikia statistika tapęs komandos lyderiu, dabar jis nepataiko iš vidutinio nuotolio. Butkevičius. Giedraitis patikrina Kordinyje gynybą. Francisko. Pirmų bandymų netakuoja, susikūrė situaciją. Po šio metimo sako, gerai, aš paimsiu šitą metimą nuo lentos, aš paimsiu tos 3 taškus. Bet ten pagalba ėjo labai stipri nuo Francisko, kuomet Dovis Giedraitis žaidė 2 prieš 2, tą daro Pajol ir tą daro Virtus labai dažnai. O čia ir pirmas Žalgirio puolime. Birutis prie Giedraičio. Žaidimas su Biručiu, Birutis trumpo nusileidimo situaciją. Svesnį žaidėją atakuojantį iš tolimesnės distancijos. Kartais net nebūtinai, kartais tiesiog jo figūra aikštelėje sukuria pranašumus, kadangi Virtus taip ginasi. Čia... Arnas Butkevičius vidury baltos dienos naudingumo balus. Juokingiausia tai, kad Arnas nėra išmetęs nei vieno metimo ir yra naudingiausias kol kas Žalgirio žaidėjas. O čia pirmieji keitimai. Taip, ir Edgaras Ulanovas aikštėje. Butkevičius. Edgaras Ulanovas, kapitonas iš toli. Tose rungtynėse prieš Bayerną, kurios buvo vos 2 dienos po Lonnie Walkerio atvykimo, Lonnie ten buvo starto 5. Pasižiūrėsime, kaip jam seksis tvarkyti būtent su tokia role. Edgaras Ulanovas prieš Turnikę Šengelyje, kuris taip pat pasirodo aikštėje. Butkevičius iš labai toli. Geriau, absoliučiai įspūdingas tritaškis. Na čia Marko Belinėlis, sakyčiau, gal net stiliumi. Tikrai tobulos kol kas Arno Butkevičiaus rungtynės. Praranda kamuolį žalgiriečiai. Antra klaida šiandien. Ir perimtas kamuolys. Ištaiso savo klaidą Žalgiris. Lonnie Walkeris prieš Šengelyje lipa į mes. 30 man dar norisi būti tokiu jaunu. Pagal Eurolygos amžiaus vidurkį ir dar jeigu įman Bolonijos Virtus komandą, tai dar jaunas. Dar prie jaunų. Pajola, tikrai prie jaunesnių. Meta ir nepataiko iš toli. Diufas po krepšiu į bandymų. Nedažnai tai nutinka Eurolygoje. Jo 6. taškas šiame sezone iš viso. Francisko bando užvesti savo Sisko Disko. Perdavimas ten labai geras Edgarui Ulanovui. Walkeris toliau suka kamuolį. 3 sekundės. Žingsniukas iš šono. Francisko. Koks metimas! Komanda pirmauja 14 taškų skirtumų. Dar liko žaisti 2 minutės šiame kėlinyje. 22-8. Danielis Heketas. O čia labai geras Komandoje būna mažiau energijos ir kai ateina naujas treneris, natūralu, kad tie energijos lygiai visada praktiškai kyla. Lonnie Walkeris kol kas ir toliau nežiūri į krepšį, suka jį komandos draugams. Walkeris, 4 sekundės. Dar kartą randa komandos draugą, Ulanovas iš toli. Statistika, kai Žalgiris įmeta 6 tritaškius pirmajame kėlinyje, gal tas procentas pergalių kyla? Kyla į 100%. Lonnie Walkeris, Danielis Heketas prie jo pristatytas, nenuostabu kodėl. Walkeris iš toli, žingsniukas atgal, 3 taškai. Ir visko gali daug. Ir vienintelis nuo suolo nepakeltas žaidėjas yra Ante Žižičius. Ir galbūt tai taip pat yra signalas, jog jis dar nėra pasiruošęs padėti komandai. Walkeris iš toli, dar vienas. Na, šiek tiek nemaloni statistika Žalgiriui yra varžovo atkovoti kamuoliai puolime. Jeigu jie dabar nepataiko, bet kada tas procentas gali pakrypti į jų pusę. Jis teisėjoja kartu su Robertu Vilkickiu ir Sašo Peteku. Žalgiris kol kas yra išmetęs 12 tritaškių. Ar čia nepražanga metimo? Labai toli iš tritaškio. Neabejotinai jam. Na, viena yra žinoti, kita pabandyti tai praktikoje. Oi, po metę laisvės tritaškį. Francisko. 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Deividas Sirvydis bando atsidengti, to padaryti nepavyksta. Veidų krepšį prie žemesnį varžovą. Smailagičius, kaip praslydo pro varžovą. Koks jo 2 žingsnis po krepšiu. Na, lyg būtų aukščiausios klasės gynėjas. Čia Smailagičius sužaidžia. Menekas. Atrodo, nesitikėjo tokio perdavimo iš Francisko. Ta patį norėjau sakyti. Kordinyje čia gali paskraidyti. Ai, kokškus. Šiek tiek pristojęs ritmas antrajame ketvirtyje, švelniai tariant, lyginant su tuo, ką mes matėme per pirmasis 10 minučių. Smailagičius. Situacija metimui, bet ryžosi atlikti. Na, atrodė, kad jam to ryžto pridėjo 2 tik pataikyti metimai. Pajola pataik, tritaškių čiaupa Žalgiriui.
Ir čia dar viena klaida. Pasipylė klaido Žalgirio žaidime. Blokas iš Butkevičiaus. Visiškai netikėtai ten Arnas Butkevičius. Čia 2 prieš 2 situacija greitajame puolime. Pasijungia Arnas, visiškai laisvas. Arnas Butkevičius. Polonara, Pajolai. Prieš Šengelijas ir Vydis. Čia jau gali būti problemų. Ir jų Žalgiris. Ten Ulanovas buvo prieš Pajolą baudos aikštelėje. Buvo galima bandyti ieškoti pranašumą ten, bet vėl Mičelas metė laisvas po pagavimo. Taip, Žalgiris ir toliau renkasi tritaškius. Ir žaidžiant pagal varžovų gynybą, tai būtent tuos tritaškius ir nori matyti Virtus komanda. Bet jie leidžia Žalgiriui mesti iš gerų situacijų. Prasižengė yra surinkę 8 taškus. Tai žvėriškai daug vienai rungtynių pusiai. Giedraitis iki galo. Išvalytas jam po oponentą, o daugelis oponentų jam yra parankus, jis iš karto bando juos atakuoti. Ir dabar yra pasikeitimų abiejų komandų starto penketuose. Čia Francisko atidaro. Galiu pasakyti tik merci beaucoup ir aš pasiėmu šitą metimą ir viskas. Polonara, Belinėlį. Šiek tiek aplenkė Dovydą Giedraitį ir namuose su Panathinaikos ir tada pataikė 10 iš 21 ir rungtynes laimėjo. Čia vėl kiek užtvarų Marko Belinėlį šis nemeta, perdavimas Pajolai į kampą. Tai yra banguojantis metikas iš toli, tačiau, na, susimesti gali tuos laisvus metimus, kai turi daug laiko prisitaikyti. Ulanovas iki galo. Čia Pajola gelbėja ataką, na, Pajolos 2 iš eilės tritaškų mažiausiai trūko. Francisko vėl. Ką jis išdarinėja su kamuoliu, Butkevičius greitoje atakoje šiek tiek per stipriai paleistas kamuolys. Ir šiek tiek iš per toli atsispyrė Butkevičius čia Šengelyje. Kurią galėjai gudriau sužaisti, sakykime taip. Francisko. 5 sekundės. Ataką turės gelbėti jau Siskau. Jo metimas iš toli, 3 taškai klostosi lygiai. Sisko. Kordinie šoka ant savo tautiečio. Silvenas Francisko. 1 sekundė iki atakos laiko pabaigos. Arnas Butkevičius nuo lentos. Ranka nuo lentos, Ryti. Kuo sunkiau, tuo geriau Butkevičiui, bet pataikytų metimų iš arčiau krepšio. Ir vėl labai ilga Žalgirio ataka, 4 sekundės lieka iki jos pabaigos. Dunstonas išgelbsti kamuolį savo rankose, bet kamuolys neliečia lankų. Aukščiausio lygio žaidėjo statusą. Kordinie kaip dirba su Lonnie Walkeriu, net neleidžia jam priimti kamuolio. Ir tai yra šioks toks Virtus laimėjimas. Ir čia Žalgiris, tol esame gyvi. Bet čia jokia ne improvizacija. Vėl varžovai eina per apačią su Giedraičio užtvarą ir leidžia jam mesti. Su Francisko mesdavo po 20 metimų kartu sudėjus. Ir šiandien jie meta tiek pat, kiek ir kiti. Laisvas. Na, geresnės progos nesugalvosi. Gaila nepataiko jis. Walkeris išsaugo kamuolį aikštėje, metas Mičelas. Visiškai laisvas. Nežiūri net į krepšį, bet sprendimas geras. Čia nesiverčia liežuvis sakyti geresnio metimo, kuomet tai yra dvitaškis. Taip. Aizė Kordinie, dabar su juo dirba metas Mičelas, kai ant suolo sėdi Butkevičius. Šengelyje. Trumpam nuo... Pakyla dabar Lonnie Walkeris, bando atsikratyti Pajolos gynybos arba greičiau jį įveikti. Perdavimas Dunstonui. Dunstonas Mailagičiui. Iš toli. Ir Nys Kordinie, kuomet jis įsibėgėja dar prieš gaudamas kamuolį, bet puikiai atstovi Giedraitis. Taip, jis jau buvo pasiruošęs tam sprintui iš Kordinie. Metas Morganas, turės gelbėti ataką. Akimirka yra. Tiksliau, tie pamušimai pavirsta į perimtą kamuolį. Dažniau tai pavirsta į 2 taškus iš po krepšio. Oi, koks skirtimas be kamuolio dabar dar kartą. Sisko aikštėje. Keičiamas Lonnie Walkeris po minutės pertraukėlės. Ir keičiasi Virtus gynyboje, ko nesitikėjo galbūt Žalgiris. Francisko iš toli. Metas Morganas, Aizė Kordinie. Tikrina Arno Butkevičiaus pasirengimą gynyboje 1 prieš 1. Butkevičius stumdo į Kordinie, daug kontalinas Mailagičius turėtų geresnės, bet dar reikia jas pademonstruoti prieš Kartvelą. Na, čia užtikrintai. Sisko su kamuoliu, 6 sekundės. Kaip įveiktas Pajola. Koks perdavimas! Vėlgi galime tik grįžti prisiminimais, kad jeigu 3 baudas iš eilės būtų neprametęs, o pataikęs Sisko, vienu metu Žalgiris būtų turėjęs 18 taškų pranašumą. Kokie kalneliai šiose rungtynėse? Giedraitis. Faktas, žinoma. Jeigu nuo tie metimai įkrenta, tai kas bus su daug laisvesniais metimais? Šengelyje, jo perdavimas. Trumpas nusileidimas, skirtimas iš aikštelės krašto.
Tiesiog vadovėlinis žaidimas prie Žalgirio pick and roll gynybą. Ulanovas prieš Tornikį. Antras Žalgirio metimas, kuris atrodo atsimuša į lanką be jokios trajektorijos, be jokios parabolės ir kažkokiu tai būdu įkrenta. Atrodo nepasiruošę net tritaškiams iš Žalgirio. Kordinėje nuostabus. Nuostabus šiandien tiek puolime, tiek gynyboje. Metas Morganas. Silvinas Francisko. Pasižiūrėkime dar kartą. Metas Morganas į kairę pusę galvoja, kad gali kažką padaryti prieš Francisko. Francisko kaip pašok. Dar viena dvikova kitoje aikštelės pusėje. Aišku, ir Morganas dabar prikaupęs ambicijų. 5 sekundės. Francisko atšoka nuo Morgano. Taškai krepšį. Kelia iš vietų Žalgirio areną Silven. Belinėlį. Gera Arno Butkevičiaus gynyba. Dunstonas dirba su Šengelija. Šengelija. Perdamas Gražuliui. Pritraukta. Būtent prieš jį. Koks perdamas Butkevičiui. Šis iš toli. Kyboti ore. Visi atsistoja iš savo vietų. Aizėja Kordinėje. Negali prasižengti Žalgiris jau labai seniai. Čia gera gynyba. Ir su kamuoliu žalgiriečiai. Net nepastebėjau, kas ten lietė Kordinėje mestą kamuolį. Francisko. 7. Pukas gražina visus į realybę. Dar reikia apsiginti. Belinėlį. Nesėkmingas jo metimas. Kordinėje su Pajola turi kamuolį. Pajola iš toli. Nesikartoja rungtynių Bolonijoje. Kartais neišlaikysi tos vertikalumo taisyklės. Graži istorija iš šių dviejų žalgiriečių. Na ir Arnas šiandien paleis 31 įmų. Ir Silvinas Francisko rungtynių pabaigoje. Kol kas jo vienintelė pergalė išvykoje su Virtus. Taip ir liks, kadangi Žalgiris pergalės jau tikrai nebeatiduos. Belinėlį. Rungtynių pabaiga. Gražulis nenudžiugina čia kelių Žalgirio arenoje esančių Latvijos krepšinio sirgalių. O Kauno Žalgiris nudžiugina mus 77.